Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir šiandien nusprendžiau jums padaryti ilgesnį video, taip kad siūlau klausyti tuomet, jei turite truputėlį daugiau laiko, nes šiandienos formatas yra ne toks, kad tiesiog daugiau pasakoju, bet noriu, kad jūs ir patys daugiau pagalvotumėt apie savo sveikatą, nes šito video tikslas yra tokia sukurti kaip ir kūrybinę erdvę, kad jau po šito video pabaigos jūs turėtumėte tam tikrus žingsnius, tam tikrus veiksmus, kuriuos norėtumėte atlikti tam, kad turėtumėte apskritai geresnę sveikatą. Nes iš tikrųjų imtis pirmųjų veiksmų nėra sudėtinga, tiesiog reikia nusisprendimo, pasiryžimo ir tikrai čia ne į Everestą kopti, pradėti rūpintis labiau savo sveikata. Tai dėl to šiandien ir parašiau šias kūrybinės dirbtuvės su nuorodomis, apie ką galvoti, kokius klausimus atsakyti, kokius tikslus išsikelti, kad galėtumėte turėti apskritai geresnę sveikatą. Ir čia nekalbu vien tik apie svorį ar mitybą. Bandysiu kalbėti šiandien taip apskritai holistiškai, sakykim taip. Tai pirmiausia apie mane. Tie, kas jau dažnai žiūrit video, mane pažįstate labiau, bet tiems, kurie dar nėra su manim labai susipažinę, tai noriu trumpai prisistatyti. Esu Gintarė ir darėme su vyru, dabar kaip ir aš viena iš pagrindinių žmonių esu prie Tavo sveikata LT projekto, bet iš esmės dėl ko visą tai vyksta, tai dėl ko šitas projektas gimė ir yra toliau vystomas, kad ir lėtai, bet vis tiek vystomas. Tai dėl to, kad aš pati esu labai didelė sveikatos entuziastė, turėjau nemažą nusivylimą daktarais, kas liečia mano sveikatą ir galų gale priėjau išvados, kad daktarai yra reikalingi visuomeniai, bet jų funkcija yra padėti jau esant problemai ir spręsti problemą, bet ne problemos atsiradimo priežastis. Tai manau, kad daktarai turi didelę funkciją mūsų visuomenėje, bet savo sveikata aš asmeniškai noriu rūpintis, kad jinai būtų gera ilgalaikėje perspektyvoje ir iš pašaknų, nes žudyti simptomus, nesuprantant ir neišsigydant, nesusitvarkant pagrindinės priežasties, dėl ko tam tikras sveikatos niuansas atsirado, man netrodo protinga ir man atrodo labai laikina. Tai labai paskatino pačiai domėtis apie apskritai sveikatą. Esu ir sveikatos specialistė, nesu aš daktarė, nesu aš dietologė, bet esu sveikatos specialistė, tai reiškia, kad turiu tam tikrą žinių, turiu labai daug neoficialių žinių bagažą, bet turiu ir oficialių visokių ten ir kursų, ir pažymėjimų ir taip toliau, kas liečia sveikatos informaciją. Tai esu ir oficialiai išsimokslinusi kaip sveikatos specialistė, tačiau mano kažkokių žodžių niekada nereikėtų priimti kaip daktaro lygio patarimų. Tai va, ir nesiekiu būti daktarė ties ta vieta, nes sakau, nemanau, kad vaistai labai čia išgelbės visuomenę iš pašaknų, nemanau taip. Tai va, tai pati turėjau irgi sveikatos problemų, tai ir nuo kelių skausmų, ir nuo buvimo nutukusiai, po to priaugusiai svorio, po to grįžau normalias ribas, dabar laukiuosi, tai vėl grįžau į turėjimą daugiau svorio nei sveikas žmogus turėtų. Įvairiausių problemų, bet gal čia dvi tokios, sakykime, didžiausios. Tai va, ir išsikėliau savo apskritai tikslą padėti žmonėm ir vienas iš geriausių būdų, kaip matau, kaip dabar galiu padėti žmonėm, tai yra būtent su to sveikatos tvarkymusi. Tai tiek truputėlį apie mane. Tai ką šiandien kalbėsiu šiame video, tai yra truputėlį papasakosiu, kas apskritai yra sveikata,
nes visi skirtingai suvokiam, tai gal truputėlį taip į rėmus pabandysiu sudėti, kaip rūpintis sveikata ir tada pabaigoje prašysiu, kad jūs patys jau išsirinktumėte, ką norite daryti, nes patarimai tikrai paprasti, ką norite daryti, kad turėtumėte geresnę sveikatą. Tai prieš judant toliau, ką aš norėčiau, kad jūs patys savo pasigalvotumėt, labai gaila šiaip, kad negyvai bendraujam, o žiūrit video, bet pasiklauskit savęs, kodėl žiūrit šitą video, kodėl apskritai domite sveikata, kodėl būtent ant mano video paspaudėt, kodėl vis dar praėjus čia, nežinau, keliom minutėm vis dar manęs klausot, koks yra jūsų tikslas. Koks yra jūsų tikslas apskritai turėti geresnę sveikatą ir čia nėra tas, kad tikslas, pavyzdžiui, numesti svorio, nėra pakankamai geras tikslas. Tai yra labai paviršutiniška. Jūs norite numesti svorio tam, kad save labiau pasitikėtumėte, tam, kad turėtumėte daugiau jėgų rūpintis anūkais, pavyzdžiui, kad turėtumėte jėgų keliauti aktyviau, kad neištiktų tam tikros ligos ir galėtumėte turėti energingesnę ir pilnavertiškesnę senatvę. Čia taip į vyresnę auditoriją taikausi, bet su tokiais atsakymais, bet iš esmės tai pagalvojus apie sveikatą, kokios yra nepaviršutinės, o tokios gilumesnės priežastis, kodėl norit pagerinti savo sveikatą, kame yra iš tikrųjų tikrosios motyvacijos. Tai labai siūlau apie tai pasigalvoti su keletą minučių savo galvoje. Ir kitas klausimas yra jums irgi, kur jūs stringate, kas jums trukdo turėti geresnį sveikatą. Labai dažnas atsakymas, ką girdžiu, su žmonėm, kuriais dirbu, apskritai su žmonėm, kai bendrauju ir pati buvau irgi tokioj situacijai, kai turėti geresnę sveikatą nebuvo prioritetas dėl to, kad buvo laiko trūkumas. Bet laiko trūkumas iš tikrųjų yra ne tai, kad mes turime vieni daugiau laiko, kiti mažiau laiko turime, ne? Nes vieni žmonės sugeba rūpinti savo sveikatą geriau, o kiti nesugeba. Nors atrodo kitų dienotvarkė gali būti labai panaši arba dar net intensyvesnė, bet problema yra prioriteto klausimas. Tai pati tikrai labai anksčiau prioritizuodavau kažkokius tai susitikimus su žmonėm, darbą, kažkokių reikalų įvykdymą ir vietoj to ir miegodavau mažiau ir valgydavau prastesnį maistą ir nesportuodavau. Ir taip toliau, ten gailėdavau pinigėlių geresniam maistui nusipirkti. Tai problema buvo, kad nemačiau didesnio vaizdo, kas liečia sveikatą, kodėl verta turėti tą geresnę sveikatą. Ir to nelaikiau prioritetu. Ir tik tada, kai pamačiau save veidrodyje, kad wow, aš savo taip nepatinku ir wow, man taip sunku yra tiesiog fiziškai judėti ir man tiesiog skauda būti nesveikai, man skauda būti ir turėti per daug kilogramų ant savo kūno, tik tada man tas sveikatos klausimas pradėjo pereiti į aukštesnį prioritetą. Tai pasiklauskit savęs irgi, kur yra didžioji jūsų problema, kodėl sveikata nesirūpinote iki šiol taip, kaip galbūt galėjote rūpintis geriau. Tai va, klausimėlis jums, o dabar gal pereikim prie truputėlį rimtesnės informacijos. Tai šiaip viską, ką dabar sakysiu, dabar dar bendrai, bet po to viską, ką sakysiu, noriu, kad jūs savo pradėtumėte žymėtis į telefoną ar ant lapelio, tik ne mintyse, nes mintyse tai pamiršit. Į tokias 3 dalis, ką norite pradėti daryti dėl savo sveikatos, ką norite nustoti daryti ir ką norite tęsti. Pradėti, nustoti ir tęsti. 3 stulpelius tokius pasidarykit ir pradėkit pildyti. Tai pirmiausia, kas yra sveikata. Labai dažnai apie sveikatą, kai kalbam, aš čia iš tikrųjų esu paėmusi nutukimo grafikus, jie yra angliški, bet aš jums išversiu. Bet kas liečia, nes man nutukimas labai stipriai, ypač šitose diagramose, asocijuojasi su apskritai sveikata, tai paaiškinsiu, ką turiu omeny.
Kas liečia nutukimą, kas liečia sveikatą, labai dažnai žmonės galvoja, kad viskas yra susijęs su mityba ir su judėjimu. Bet, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į dešinę, čia yra tokių rimtų tyrimų sudarytas nutukimos, kas daro įtaką tam, kad žmonės yra nutikę. Ir kiekvienas kvadratėlis, jų čia yra, aš nežinau, 30-50, daro įtaką tam, kad žmogus yra nutukęs ir arba jam sekasi numesti svorio arba ne. Ir kai žmonės sako, tai tau reikia geriau valgyti tam, kad tu numestum svorio, tai yra labai toli nuo tiesos, nes tai yra tik viena dalelė, tai yra tik vienas kvadratėlis iš visų esančių kvadratėlių. Tai nesigilinant į tuos kvadratėlius labai smulkiai, čia tokia paprastesnė grafika išrinkau, kur realiai tokios didesnės kategorijos mūsų supratimui, kas sudaro visą tą nutukimą, tai yra aplinkui artimiausiai esančios kategorijos, tai yra maistas, fizinis judėjimas dešinėje, pačioj biologija ir viršui individuali psichologija. Ir po to jau aplinkui eina didesni ratai, tai yra pavyzdžiui maisto, tai kokį maistą mes valgom ar ne, labai daug sudaro įtakos, kokią maisto aplinką turim. Ką galim rasti parduotuvėje, ką valgo artimieji, ką valgo kolegos, kaip mūsų virtuvė atrodo ir taip toliau. Pavyzdžiui, individuali psichologija tai yra ne tik mūsų pačių psichologija, bet ir apskritai visa visuomenė, kokioje esam aplinkui. Žmonės pozityvus, negatyvus, tėvai palaikantis, nepalaikantis, ir taip toliau. Tai žodžiu, visa visuomenė aplinkui mus. Ir fizinė aplinka irgi lygiai taip pat. Jeigu, pavyzdžiui, yra žymiai didesnis procentas ir tikimybė didesnė sportuoti, pavyzdžiui, gyvena kokioje nors Skandinavijos šalyse, nes ten tiesiog procentaliai labai daug žmonių juda, negu kokioje nors Amerikoje, kur visi yra pakankamai didesni palyginus. Ir nelabai mėgėjai judėti didžioji dauguma visuomenės. Tai irgi aplinka daro įtaką. Tai čia tokie 4 pagrindiniai dalykai, kas daro įtaką nutukimui, bet aš labai manau, kad tai yra stipriai susiję ir apskritai mūsų sveikata. Tai va, čia taip paprastai ir dabar eisiu per kiekvieną taip kategoriją plačiau, su jau tikslesniais patarimais, pamastymais, kad galėtumėt jau tą lentelę, ką pradėti, ką nustoti ir ką tęsti, kad galėtumėte ją po truputėlį pildyti. Tai, kas liečia maistą, daug galima apie maistą kalbėti, pasistengsiu neužsikalbėti per daug, bet realiai numeris 1 taisyklė ir siekis yra, kad maistas būtų kuo mažiau apdirbtas. Yra skirtumas valgyti, pavyzdžiui, apelsinas, jis bus neapdirbtas, o apelsinų sultis jau bus apdirbtas ar ne. Yra skirtingi maisto apdirbimo lygiai, bet aš manau, mes kaip lietuviai turim dar vis suvokimą, kas yra tikresnis maistas, ar ne, tas, kas nėra maišiukose, tas, kas yra daržovės ir kas jau yra suprocesint, ar ne. Per daug čia neišsiplėsiu, man atrodo, mes pakankamai sąmoningi ties tuo. Bandelė, pavyzdžiui, tai jau nebėra tikras maistas, bandelės neauga ant krūmų. Aš čia turiu tokį grafiką, kur irgi parodysiu, kaip jei jau labai esat atsiskyrę ir nutolę nuo gamtos, truputėlį bus toks orientacija gera, kaip atskirti tą tikrą nuo procesinto maisto. Tai antras yra maistas aukštesnės kokybės. 3 yra kalorijų ir įvairių mineralų bei vitaminų balansas ir badavimas. Tai čia apie tokius 4 biškį daugiau pašnekėsiu, kas liečia maistą, nes man atrodo, kad tai yra patys svarbiausi dalykai ir neužimantis labai daug reikalų, kad turėt geresnę sveikatą. Tai dėl dabar to tikro maisto. Tai čia yra toks grafikas, galit jį po to pasidaryti nuotrauką, bet realiai yra tokie klausimai, kurie padeda taip pakankamai bukai suprasti, ar čia tikras maistas ar netikras maistas. Tai pirmas klausimas yra, ar žinot, ar šitas daiktas auga ant žemės arba gamtoje. Jeigu auga, tai reiškia tikras maistas, jeigu nesate tikri, toliau kitą klausimą klausėt. Žiūrit tą produktą, ar jisai yra supakuotas ir turi maistingumo lentelę.
ingredientų sąrašą, ar ne? Jeigu tai yra nesupakuotas daiktas arba jisai yra supakuotas tik į plastiką, ten pavyzdžiui būna parduotuvėse supakuoti 4 avokadai, ne? Bet tai jis yra supakuotas, bet jis neturi kažkokios tai ingredientų sąrašo ar maistingumo lentelės, ar ne, tai jau yra tikras maistas. Bet jeigu jis jau turi kažkokią informaciją apie ten kiek angliavandenių, kiek kalorijų, kokie ingredientai, tai jis jau yra toliau, žodžiu, reikia judėti lentelėje. Žiūrit ingredientus tuomet ir klausat savęs, kiek tų ingredientų yra tame maiste. Jeigu tai yra, čia taip daugmaž primečiau, aišku, visada yra išimčių, bet realiai, jeigu daugiau negu 5-6 ingredientai, tai jau labai didelis šansas, kad tai nėra tikras maistas ir jau laikyčiau aš jį labai apdirbtu. Jeigu tai yra 1-2 ingredientai, tai prie tikro maisto priskirčiau, jeigu ten 3-5 ingredientai, tai toliau važiuojam lentelį žemiau. Tai po to klausat savęs, ar galiu rasti visus ingredientus gamtoje? Jeigu galit rasti visus ingredientus gamtoje, kurie nėra apdirti, nežinau, ten vanduo, druska, apelsinas, špinatas, bulvė, ar ne, ir tiek tai viską galite rasti gamtoj, tai taip, tai yra tikras maistas. Jeigu jau iš karto prikišta kažkokių chemikalų, dažiklių ir taip toliau, tai netikras maistas, o jeigu nesuprantat tam tikrų ingredientų pavadinimų, važiuojat toliau lentelę žemyn. Kitas klausimas yra, ar žinot, kur visus šituos ingredientus galit nusipirkti parduotuvėje. Jeigu galit nusipirkti parduotuvėje, tai daugiau mažiau gali būti į tikrumą maistas. Jeigu negalit nusipirkti ir neįsivaizduojat, kas tai yra, tai jau netikras maistas. Ir po to jau paskutiniu atveju pasižiūrit pirmus ingredientus, kas tai yra. Ir jeigu jie yra tiesiog paprasta logika vadovaujantis, jeigu manot, kad jie yra sveiki, šviežus ir mažai apdirbti, tai bus tikresnis maistas, jeigu ne, tai ne. Tai čia toks paprasti tam tikri klausimai, kurie gali jūs privesti prie to suvokimo, ar čia tikras maistas, ar netikras maistas. Šiaip visada geriau maistą yra gamintis pačiam. To apdirbto maisto galit valgyti, bet labai siūlau naudotis 80-20 taisykle. Tai reiškia, kad 80% laiko jūs valgot tikrą maistą, o 20% laiko galit valgyti ir jau tą apdirbtą maistą, ne? Tada vis tiek į didžiąją pusę bus nauda. Tai va, toliau, kas liečia aukštesnės kokybės maistą. Tai daržovės, vaisiai, grūdai, jie turėtumėt siekti, kad būtų kiek įmanoma labiau ekologiški, organiški, be pesticidų, be GMO, neapdirbti ir taip toliau. Daug neišsiplėsiu, jie yra geresni ir be mažiau kažkokių tai nuodingų medžiagų mums, negu kad paprasti produktai. Ir iš vis geriausia vietinius, kiek įmanoma labiau produktus pirkti. Kas liečia gyvulinės kilmės produktus, tai pavyzdžiui, kas liečia gyvulinės kilmės produktus, kiek įmanoma labiau reikia ieškoti tokių, kurie būtų šerti žole, be hormonų, be antibiotikų. Jeigu tai žuvis, jin turėtų būti kažkokiam vandeny, kuris yra judantis, ne ūkiuose augintas, ne fermose, o jeigu tai yra pieno produktai, tai iš viso geriausia yra karvės truputėlį vengti, nes mes sunkiau jos pieną apdirbam ir keisti į avies ar ožkos pieno produktus. Tai čia taip paprastai, kalorijos ir mineralai visokie, tai kas liečia kalorijas, žinau, kad kiti labai įsivelia į tą kalorijų skaičiavimą, ypač jeigu norisi nusimesti svorio, bet aš iš tikrųjų siūlyčiau pasieksperimentuoti ir paskatinti save, paskaičiuoti tas kalorijas bent ant savaitę ar 2, tam, kad suprastumėt, kas yra tos didesnės kalorijos, kokie produktai turi daugiau kalorijų ir kokiais kiekiais juos turėtumėt valgyti, nes yra skirtumas. Pavyzdžiui, ar jūs jeigu kepat kažką, keptuvė tiesiog
pripilsit aliejaus, ar paimsit ir su šluotele paliesit. Čia gali būti jau vieno to 100-200 kalorijų didelis skirtumas. Pavyzdžiui, daugiausia kalorijų turintis produktai yra visokie aliejai, mėsos, riešutai, sūris ir taip toliau. Tai labai siūlyčiau tiesiog pasiskaitinėti, kiek suvalgot per porciją ir kiek kalorijų turi tam tikri ingredientai, kad suvokimą tokį paprastą turėtumėt. Tai va, o kas liečia mineralus, tai kuo daugiau spalvingo maisto turėtumėt valgyti, kad būtų kuo daugiau įvairių spalvų ir valgykit baltymus, sveikus riebalus ir neapdirbtus angliavandenius. Kas dabar čia tie yra, kokius labiau, nes vieni sako yra geri riebalai, kiti sako yra blogi riebalai, tai čia taip greit prabėgsiu, taip pakankamai grubiai padariau, bet manau labai geras dalykas vėl nuotrauka yra. Tai kokių čia tų baltymų ir kitų dalykų reiktų dažniau valgyti, mažiau valgyti, ne? Tai kas liečia baltymai, tai viskas, kas yra gyvulinės kilmės produktai, jie yra dažniausiai turintis daug baltymų, bet realiai, kas yra gyvulinės kilmės, tai žuvis, mėsa, kiaušiniai, pieno produktai, jie turėtų būti, jie ilgainiui sukelia tam tikrų sveikatos problemų, ypač kas susijęs su širdim ir jais per daug smaguriauti nereikėtų, tai dėl to šitas maistas yra toks, oranžinis ir jis taip vidutiniškai turėtų būti vartojamas. Ir yra kiti baltymų šaltiniai, tai yra įvairios pupelės, lęšiai, riešutai, sėklos, pilno grūdo produktai mažiau tų proteinų baltymų turės ir tofu. Tai šiaip, kas liečia baltymus, tai vis tiek kokybiškesnis tas baltymas yra iš negyvulinės kilmės šaltinių. Toliau riebalai, tai pats blogiausias riebalas yra pačioje raudonas, tai yra daržovių visokie aliejai, ypač lietuviai mėgstamas ten rapsų ir saulėgrąžų, tai čia yra įrodyta, kad jie sukelia vėžį, tai jokiais būdais nevartokit, labai blogai. Po to vidutinio vartojimo tai yra riebi mėsa ir riebūs pieno produktai, ir labai skatinu rinktis, jeigu naudojat pieno produktus, labiau rinktis pilno riebumo pieno produktus, negu ten su mažiau riebalų esančius, nes mažesnis riebalas kad padaryti produktą iš riebaus, pavyzdžiui, pieno produkto, koks jis ir yra natūraliau, į mažiau riebų, tai supraskit, kad vėl prisideda kažkokie apdirbimai, kas nėra gerai, ir pakeitimai, tai dažniausiai ten jie prideda daugiau ir visokių cukrų ir papildomų dalykų, kurie nėra gerai nei mūsų žarnynai, nei sveikatai. Tai rinkitės labiau riebius produktus, kas liečia pieno produktus. Tai va, o šiaip ką taip naudoti baltame langelyje siūlau, kas yra jau tie sveikesni riebalai, tai yra alyvuogių aliejus, avokadai, riešutai, sėklos ir riebi žuvis. Na, o angliavandeniai, tai gerieji angliavandeniai yra tai, kas yra pilno grūdo produktai, vėl įvairios pupelės, krakmolingos daržovės, apskritai žalios daržovės, vaisiai, vidutiniškai tokie vartotini yra kiti labai saldus vaisiai, ir pieno produktai, o ko labiausiai reiktų vengti, tai yra apdirbtų miltų, pavyzdžiui, balti miltai, tarkim, jų nereikėtų vartoti, ir tai, kas turi savyje daug cukraus. Aš atsiprašau, kad gal kartais taip įdomiai šneku, man tiesiog su 8 mėnesį ir truputėlį kartais oro trūksta. Na ir paskutinė dalis, čia taip užsikalbėjom, kitos dalis tikrai bus trumpesnės, badavimas. Tai labai skatinu badauti yra gerai, tai yra žmogui, mums yra normalu ir mes pripratę turėti maisto visada visur ir visada bet kada pasiekiama, bet tai žmogui šiaip iš tikrųjų iš prigimties nėra natūralu. Tai pabadauti, praleisti patiekalus, valgyti vėliau,
užbaigti valgymą anksčiau, ten kokią dienelę kažką mažiau valgyti, labai yra sveika rekomenduotina, bet ką čia norėjau pabrėžti, tai yra būtent moterų badavimą, nes moteris turinčios mėnesinės, kas nebeturi, tai jau čia nebegalioja, bet tas moterys, kurios turi mėnesinės, tai reikia ką suprasti, kad mūsų hormonai veikia pagal 28 dienų ar ten mėnesio ciklą ir pagal tai būtent labai reikia derinti ir maistą, ir badavimą. Tai pirmas 10 dienų nuo tada, kai prasideda kraujavimas, prasideda ciklas, galima badauti ilgiau ir reikėtų valgyti mažiau angliavandenių turintį maistą. Po to iki ovuliacijos, iki 15 ciklo dienos daugmaž reikėtų tokį vidutinį badavimą iki 16 valandų praktikuoti ir jau galima įtraukti truputėlį tokių vidutinį kiekį turinčių angliavandenių kiekį į maistą. Tada sekančias 3 dienas po ovuliacijos vėl galima stipresnį badavimą su mažiau angliavandenių kombinuoti ir jau nuo 19, taip grubiai dienos, tai 10 dienų prieš naują ciklą jokio badavimo ir daugiau angliavandenių reiktų vartoti. Jeigu to nedarysim, mūsų hormonams bus ate. Tai darykime. Tai va, pabaigiau maistą. Gerai. 1 iš 4 pabaigta, čia buvo ilgiausias ir jau kiti bus trumpesni. Tai kas jau praklausėt, tai labai siūlau, jeigu nieko nepasižymėjot, susistabdyti video ir pasižymėti, ką norit pasižymėti iš to, ką jau dabar galit pradėti praktikuoti. Psichologija. Tai apie 4 dalykus pašnekėsiu. Tai visų pirma, kas liečia mūsų psichologiją, tai labai didelę įtaką daro apskritai mums stresas. Ir manau, kad streso valdymas yra per mažai šiai dienai diskutuojamas, per mažai svarbos jam yra skiriama. Ir man atrodo, apskritai iš visos sveikatos streso valdymas turėtų būti numeris 1 dalykas. Tai pasidalinsiu 4 tokiais dalykais, ką galite daryti, kad tą stresą mažintumėte. Tai pirmiausia yra kvėpavimas. Paprasčiausias yra, vadinu, tai 5-5 pilvinis kvėpavimas, tai reiškia, kad 5 sekundės, nes galima kvėpuoti krūtinę ir galima kvėpuoti pilvu. Kai kvėpuojam krūtinę, tai reiškia, mes keliam stresą savo organizmui, o kai kvėpuojam pilvu, mes atpalaiduojam savo nervą, pagrindinį nugaros vagus nervą, klajoklį vadinamą. Tai ką daryti, tai 5 sekundės pilve taip įkvėpti, 5 sekundės užlaikyti, 5 sekundės iškvėpti ir taip apie 5 kartus per vieną kartą. Galit po to tą kvėpavimą ir ilginti, bet tai yra tiesiog fizinė technika, nors ir atrodytų paprastas kvėpavimas, bet tai yra fizinė technika, kuri labai padeda apskritai kūnui pasakyti, kad streso nėra. Ir mes nemokam šiaip su kūnu komunikuoti, mes prastai komunikuojam su kūnu ir jam labai dažnai sakom, kad yra stresas iš savo veiksmų, kai to streso iš tiesų nėra. Tai čia toks paprasčiausias dalykas, kaip atpalaiduoti kūną ir sumažinti tą stresą. Kitas dalykas tai yra apskritai skirti daug laiko atsipalaidavimui. Žinau, kad tai yra sunku, bet tai turi būti prioritizuota. Patys tai suprantam. Tai kaip atsipalaiduoti, tai darykit, užsiimkit hobiais, kuriuos mėgstat, leiskit savo sulėtinti tempą, leiskit savo nepasidaryti tam tikrų darbų, leiskit savo, nepasikloti lovos, neatsitiks pasaulio pabaiga, sumažinkit savo darbų sąrašą ir turėkit laiko daryti tai, ką iš tiesų norit. Laikas pradėti mylėti save, nes visų darbų, ką darot ir ko nedarot ir dėl ko rūpinatės, klausimas, kiek tai žmonės labai atsimins. Kitas dalykas, tai yra meditacijos. Žinau, kad lietuvių kultūrai tai yra truputėlį svetima, bet labai apskritai pasaulyje populiarėja, nes jau ne tik iš ideologinės pusės meditacija labai padeda apskritai žmonių mąstymui, stresui ir taip toliau, bet jau ir ateina moksliniai visokie įrodymai meditacijos naudos, tai
pabandykit tas meditacijas ir jeigu jau bandėt, paieškokit kitų tų meditacijų, kitokių tipažų, nes jų yra tikrai labai daug įvairių. Tai pats paprasčiausias variantas yra susirasti kokį nors YouTube įrašą, kur yra meditacija su nuorodomis, kai jums sako, ką daryti, ką galvoti. Kitas variantas yra vipasanos meditacija, aš čia asmeniškai pati labai mėgstu, bet ją reikia techniką išmokti. Kitas meditacijos tipas yra mantros kartojimas, šitą irgi praktikuoju. Mantra tai yra tam tikras sakinys energetiškas, kuris priverčia jūsų protą nusiraminti. Tada yra tylos meditacija ir paprasčiausias minčių stebėjimas. Ir paskutinis dalykas, aišku, dėl streso, tai pabandyti sumažinti tai, kas kelia stresą. Aš žinau, kad kartais sunku ir dažnai sakys žmonės, kad man vaikai kelia stresą, man tėvai kelia stresą, man darbas kelia stresą ir aš nieko dėl to negaliu padaryti. Tai čia siūlau pabūti truputėlį drąsesniems ir pagalvoti, ne kad negaliu nieko padaryti, o ką galiu padaryti, kad to streso būtų iš ten mažiau. Tai daug nepamokslausiu čia. Kitas dalykas tai yra minčių kontrolė, kas liečia psichologiją ir mūsų sveikatą. Tai vėl vienas paprasčiausių dalykų, tai yra meilės išreiškimas, dėkingumas. Tai moksliškai įrodyta, kad mūsų mintys negali mąstyti apie tai, kas bloga ir apie tai, kas gera. Tai kuo daugiau savo pasakysi dalykų, už ką esate šiandien dėkingi, geriausia kasdien, ryte arba vakare, tuo laimingesni jūs jausitės. Ir nereikia didelių priežasčių būti dėkingam už kažką, būkite dėkingi už paprastus dalykus, kad matot, kad kvėpuojat, kad vaikštot, kad turit kur gyventi, kad turit šviežų orą, kad turit pinigėlį, kad gebat šnekėti, už labai paprastus dalykus, tą turiu omeny. Ir net jeigu jie kasdien kartojasi, tai vis tiek yra žymiai didesnė nauda. Antras dalykas, tai yra išreiškite save. Mes kaip lietuviai, ir ypač kaip lietuvės, labai esame linkę užspausti savo emocijas, neišsakyti minčių. Tai čia viena dalis žmonių, o yra kita dalis žmonių, kurie tiesiog eina ir, taip sakant, apvemia kitus savo neigiamom emocijom. Tai nereikėtų būti tuo antru variantu, kur einam ir kitiem gadinam gyvenimą su savo mintimis ir su savo žodžiais ir juos įžeidinėjame, ar ten viešoje erdvėje ar tiesiai žmogui į veidą. To tikrai nereikia, nes blogos emocijos sugrįžta mums patiems. Bet realiai stengtis reiktų išreikšti save iš tos perspektyvos, kad jeigu yra tam tikros diskusijos, kad turit turėti konfliktai, juos išspręsti, kai jau gal mažiau emocijų, bet žodžiu, spręsti konfliktus, nepalikti tų dramblių kambarį, taip sakant, neužskleisti savo emocijų, tas emocijas galite išrašyti, jeigu yra netinkama žmogui išreikšti, su kažkuo pasikalbėti, bet nereikia jų spausti gilyn, nes jos kažkada sprogsta. Ir galų gale praktikuoti kokį nors tai meną, šokį, muziką, piešimą ar taip toliau tam, kad save išreikštumėt. Kitas dalykas dėl minčių kontrolės, tai mokymasis labai padeda, terapijos, tam tikra edukacija. Na ir paskutinis, man atrodo, labai paprastas, bet labai praktiškas patarimas, kaip kontroliuoti savo mintis labiau, tai yra tiesiog jų išrašymas. Aš pati asmeniškai vakare prieš miegą turiu knygutę ir ten rašau mintis, emocijas, kas mane suerzdino, už ką esu dėkinga, kokie pasiekimai, viską išrašau ir tada galiu ramiai eiti miegoti. Tai siūlau ir jums. Kitas dalykas, kas daro įtaką mūsų psichologijai, tai yra įpročiai. Tai paprasčiausias patarimas jums, kaip suformuoti įpročius, kuriuos norite. Pavyzdžiui, dabar norite pradėti journalinti, tai reiškia rašyti knygutę su savo mintimis, ar ne, tarkim, dabar tai pasirašėt. Tai kaip čia dabar padaryti, kad tai taptų įpročiu? Tai įpročiai geriausiai veikia, kai juos prikabinat prie jau esamų įpročių. Tai dažniausiai mes turim labai aiškius įpročius ryte ir vakare. Atsikeliam, pasiklojam lovą, išgeriam vandens, nusiprausam, susišukuojam plaukus, užsikaičiam kavos, čia taip daug maž pasakoju, ar ne? Bet realiai
į ten įkabinę kažkokį tai įprotį, jis turės žymiai didesnę sėkmę. Kitas dalykas yra balansas. Tai balansas yra tiesiog paprastas principas, kurį noriu, kad suprastumėt, kad jeigu nusisprendėte kažką keisti ir formuoti tam tikrą įprotį, pavyzdžiui, nusprendėte, kad norite kasdien išgerti ryte 2 stiklinės vandens, nepraleiskite nei dienos. Nepasidarykit 30 dalykų sąrašo, ką nuo rytojaus pradėsit daryti, pradėkit po vieną ir kai tai tampa tikrai gerų jau ir tikrų įpročių, tik tada kažką kito darykit. Balansas tai reiškia, kad kuo daugiau kartų jūs padarysit tam tikrą dalyką, kuo daugiau gausit į taip pusėje balansinėje užpildymą, tuo daugiau šansų, kad jums tas įprotis ir prigis. Jeigu tik pradėsit kažką praleidinėti dėl kažko, ir jau tas balansas taps į neigiamą pusę. Tai va, kitas dalykas, tai yra apskritai atskaitomybė. Galit turėti lapelį, kur žymitės, kas vakare, pavyzdžiui, ar tuos įpročius savo įvykdot ar neįvykdot. Dažniausiai mes su vyru turim 10 įpročių sąrašą, ką vakare žymimės, ar padarėm ar nepadarėm, ir taip turim tam tikrą atskaitomybę. Galite susirasti draugę ar dar kažką, su kuria nusprendėt kasdien, pavyzdžiui, susirašyti, ar darot ar nedarot, kaip darot. Arba galite jau samdyti žmonės ir turėti, pavyzdžiui, kokį nors coachą, kuris jūs prižiūri dėl įpročių formavimo. Ir paskutinis dalykas, kas daro labai didelį įtaką mūsų psichologijai, tai yra socialinis gyvenimas. Tai labai svarbu yra nauji žmonės, labai svarbu iš tiesų prioritizuoti tų žmonių kokybę, o ne kiekybę, bendrauti su kažkuo ir apsibrėžti ribas bei išspręsti tam tikrus konfliktus, jeigu jų yra. Tai va, 2 didelės dalis pabaigiam, važiuojame 3. Tai vėl pasižymėkit iš to psichologinės dalies, ką norėtumėte pradėti, nustoti arba tęsti, jeigu kažką daro. Tai kalbėjom apie stresą, minčių kontrolę, įpročius ir socialinį gyvenimą. O dabar mes važiuojame į fizinę veiklą, tai pakalbėsim apie miegą, judėjimą ir aplinką. Kas liečia miegą, labai miegas svarbu ir mes jį turim visi tvarkytis. Tai miego rutina. Pirmiausia patarimas yra, kad jokios šviesos, arba bent jau jokios ryškios šviesos, kaip televizorius, telefonas, valandą prieš miegą, ir turėkite reguliarumą ne tik kada keliatės, bet ir kada einate miegoti. Reiktų miegoti tamsoje ir žemesnės temperatūros aplinkoje. 3 valandas prieš miegą turėtumėte nevalgyti jokio maisto, po pietų nebegerti nieko, kas turi kofeino, ir apskritai 4 valandų prieš miegą negerti skysčių daug. O miegoti reiktų 7-8 valandas su nedaugiau nei 20 minučių pasnūduriavimais per dieną, jeigu taip esat pratę. Labai greit praėjau, labai gerai. Kitas dalykas tai yra judėjimas. Tai yra 3 lygiai judėjimo, tai kuriame esat, pabandykit peršokti į aukštesnį. Tai numeris 1 judėjimas, lygis 1, tai yra tiesiog padidinti judėjimą, kurio tiesiog neplanuojat. Pavyzdžiui, jeigu kažkas paprašo vandens, tai būti tuo žmogum, kuris tą vandenį ir atneša, ar ne. Jeigu parkuojate mašiną, statote, pasistatykite truputėlį toliau, kad truputėlį daugiau žingsnių padarytumėt. Dažniau namus tvarkykit, žaiskit su vaikais ilgiau. Tai čia tokie dalykai, kurių nereikia planuoti, bet jie duoda labai daug naudos mūsų judėjimui. Antras lygis tai yra susiplanuoti paprastas veiklas, kurios ten nesijausit, jog jūs užmuša. Tai paprasčiausi 2 dalykai yra tai vaikščiojimas, ir galite įsijungti YouTube ir pasijungti ten, 10 minučių kažkokius tai pratimus judėjimui. Atrodo, 10 minučių per dieną neturėtų būti taip ir sudėtinga. Ir 3, tai yra jau kaip grinai paskiriate ilgesnį laiką judėti, tai ką reikėtų daryti, tai galite prisijungti prie grupių. Labai duoda gerą ir socialinį jausmą ir apskritai motivaciją sportuoti.
zumbos, pavyzdžiui, kokios man labai patinka, sporto kažkokio užsiėmimas labai irgi netrodo kažkaip labai per daug save užspaudžiantis reikalas. Na, o šiaip tai kardio, lankstumo, atsparumo ir stiprybės tas laikas, jisai yra sportas, ne laikas, yra labai rekomenduotinas. Tai va. Ir paskutinis dalykas, kas liečia judėjimą, tai yra aplinka. Fizinė veikla. Tai čia gal truputėlį taip į kitą pusę pašnekėti noriu, bet irgi tai yra labai svarbu, tai kad savo aplinkoje sumažintumėte toksinų, tai stenkitės naudoti apskritai mažiau plastiko, naudokit tiek indaplovai, tiek rūbams natūralius ploviklius, sintetinių rūbų kuo mažiau nešiokit, maistą rinkitės be pesticidų, kokybišką, pabandykit pagerinti savo oro ir vandens kokybę, naudokit asmeninės, pavyzdžiui, kosmetikos produktus, kurie yra netoksiniai ir sumažinkit savo elektromagnetinius laukus. Gerai, ir paskutinis dalykas, paskutinė kategorija, tai yra biologija. Tai čia per daug neišsiplėsiu, tiesiog jeigu turit kažkokių sveikatos problemų, tai jas gydykitės. Labai svarbu apskritai 3 dalykai yra prie sveikatos, prie biologinės tos sveikatos, tai yra mūsų hormonai, imunitetas ir žarnynas. Čia per daug neišsiplėsiu, tai yra visai neišsiplėsiu, bet realiai tai turėtų būti vieni iš prioritetų, kas liečia mūsų sveikatą. Tai va, tokią bendrą skaidrę čia dabar padariau ir jums rodau. Tai vėl, jeigu dar nepasipildėt savo sąrašėlio, pasipildykit iš to, ką norit pradėti, nustoti ir tęsti, kas liečia maistą, fizinį aktyvumą, psichologiją ir biologiją. Ir pabaigai, ką norėčiau pasakyti ir papasakot, tai yra konceptas aš norėčiau ir aš darysiu. Jeigu vartojat pas save daug dalykų, norėčiau, būtų gerai, galvoju, svarstau, manau pastebit, kad toks žodynas nelabai jūs ten ir priveda prie kažkokio padarimo. O kai pasakot savo, kad aš pažadu, aš darysiu, tai tada ir padarot. Tai labai linkiu, kas liečia sveikatą, nesakyti, kad norėčiau sportuoti daugiau, norėčiau miegoti kokybiškiau, turėčiau, bet kad pasakytumėte savo, kad darysite. Ir tai priimti kaip pareigą savo, už kurią niekas pinigų nemoka, bet patys savo sumokėsit padėką, kai pradėsite jaustis geriau. Tai nenorėkit, o darykit. Toks palinkėjimas man ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.